Psalmynas yra labiausiai pažįstama ir mėgstama knyga. Jis atspindi visą išganymo istoriją ir raiškiai apibūdina sandoros bendrijos istorinę sąmonę. Skaityti psalmyną tai plaukti upe, vadinama išganymo istorija, nes jos himnai ir giesmės sklidini šventojo rašto tikėjimo savitumo ir bendražmogiško skambesio. Tai Senasis testamentas išgiedotas giesme. Psalmės yra žmogaus kreipiniai į Dievą. Psalmės yra ir Dievo žodžiai žmogui. Žvelgiant į visą išganymo istoriją, vienas dalykas itin krinta dėmesin. Sandoros bendrija suprato savo istorijos vingius kaip sambūvį su Dievu, pokalbį su istorijos viešpačiu išganymo istorijos dramoje. Likiminių įvykių, išvedimų iš Egipto, Dievas sukūrė tautą iš padrikos minios ir sudarė su ją sandorą. Ši istorijos samprata, sambūvis ir pokalbis su Dievu istorijos dramoje yra gaivus proveržis religijų istorijoje. Hebrajai pirmieji išgyveno istorijos prasmę kaip Dievo apsireiškimą ir mokėsi ne tik žvelgti istoriją į akis, bet ir drauge ją savyje justi. Mūsų giesmynai surenka į vieną daugelio kartų giesmes, kuriomis mūsų tauta pagarbina Dievą, prašo palaimos, atsiprašo ir dėkoja. Psalmynas yra poetinis pasakojimas apie sandoros bendrijos nuotykį su Dievu nuo pat Dovydo amžiaus, bemaž iki pat Senojo testamento užsklandos. Senajame testamente vyrauja pažiūra, kad Dovydas yra įkvėptasis viso psalmyno autorius. Dovydo autorystė nėra iš piršto išlaužtas dalykas, nes jis davė pradžią muzikai ir giesmei Dievo garbinimo pamaldose. Istorija liudija, kad Dovydas buvo poetas, dainius ir kūrė psalmes, bet psalmės netapo psalmynu iš karto. Mūsų skaitomas psalmynas yra potremtinės sandoros bendrijos laimėjimas. Jis atspindi potremtinio laikotarpio liturginius poreikius. Todėl dera psalmyną vadinti antrosios šventyklos giesmynu. Padrikos psalmės buvo renkamos į giesmyną tarp 4 ir 2 amžių prieš Kristų. Psalmės nėra saviti izraeliečių kūriniai, bet yra sukurtos pagal artimųjų rytų poezijos taisyklės. Šis faktas paaiškina psalmių žmogiškąjį pradą ir padeda jas geriau suprasti. Pagal sandoros bendrijos tikėjimą, istorijos viešpats yra Dievas, kuris įeina į istoriją gelbėti engiamųjų ir tramdyti engėjų. Sandoros bendrija, apreiškimu Dievo prašnekinta, išmoko žiūrėti įvykiams į akis ir drauge juos justi savyje. Užtat sandoros bendrijai būdinga atsiminti praeities įvykius. Atsiminimas nėra tik atpasakojimas, kas buvo kadaise įvykę. Praeitis sudabartinama plasta pamaldų dalyvių tikėjime, skiepija amžių patirtį bei išmintį ir moko skirti amžinuosius pradus. Daugumos psalmių pradžioje randame nuorodas apie atskirą psalmę, kaip ji turi būti giedama, kokie muzikos instrumentai turi lydėti giedojimą, su jos sukūrimu siejamos istorinės aplinkybės, autoriaus vardas ir panašiai. Šios nuorodos buvo pridėtos bent daugeliu atveju vėlesnių psalmyno redaktorių. Jos yra
vertingos, nes atspindi seną tikėjimo kraitį. Maždaug pusė psalmių priskiriama Dovydui. Kitos psalmės priskiriamos šventyklos giesmininkų chorams, Koraho sūnums ir Asafo sūnums, Mozei, Saliamonui, Hermanui ir Etanui priskiriama po vieną psalmę. Religinis psalmių turtingumas akivaizdus, todėl netenka apie jį daug kalbėti. Tai išganytojo atėjimo laukiančios tautos maldos, telkiančios savyje tuos Dievo įkvėptus jausmus, kuriuos turi puoselėti jo vaikai savo dangiškojo tėvo atžvilgiu, ir žodžius, kuriais dera į jį kreiptis. Psalmės yra kalbėję bei giedoję pats išganytojas, jo švenčiausioji motina, apaštalai, kankiniai. Bažnyčia, nieko nepakeitusi, padarė psalmę savo oficialia malda. Nebuvo reikalo ką nors keisti, nes garbinimo, maldavimo, dėkojimo šūksniai išsiveržę iš psalmininkų krūtinių, jų meto aplinkybėse ir pagal jų paskirtį turi visuotinį skambesį. Jie kaip tik išreiškia tą nusiteikimą, kurį žmogui dera turėti Dievo akivaizdoje. Bažnyčia nepakeitė psalmyno žodžių, bet labai praturtino jo reikšmę.